Sveiki, kalbame su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų ir mušamųjų katedros vedėju, profesoriumi, obojininku Robertu Beinariu. Sveiki. Labą dieną. Dubingių muzikos festivalyje kartu su jūsų vadovaujamu Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu ansambliu Muzika Humana grosite koncerte Angelo alsavimas. Gal kiek pristatytumėte patį koncertą ir koncerto programą? Iš tikrųjų, tai pirmiausia labai malonu bus dalyvauti pirmą kartą šiame nuostabiame festivalyje. Ir programą mes kūrėme drauge su ir koncerto iniciatoriais, nes mums pasiūlė puikų solistą Ilija. Kaip susisiekiau su Ilija, kalbėjom apie tai, ką iš tikrųjų jisai ir norėtų pats mums pamuzikuoti, pagroti. Tai jis pasirinko anglų kompozitoriaus Finsi, tai pakankamai retai Lietuvoje skambančio kompozitoriaus muziką, nors mes su Muzika Humana esame jau atlikę keletą jo opusų, iš tikrųjų su fortepijonu grojame ir su klarnetu. Yra tikrai labai daug jo gražios kamerinės muzikos, labai bus smagu su Ilija padaryti būtent šį kūrinį, nes jis yra pakankamai plačios apimties, virš 20 minučių, rimtas didelis opusas. Tai turbūt buvo atraminis iš tikrųjų kūrinys, nuo kurio pradėjom to koncerto programinę idėją sudaryti. Dar su Ilija planuojam ir baroko keletą arijų, tai kadangi Muzika Humana nuo seno pasižymė kaip senovinės muzikos ansamblis, nors mes šiuo metu atliekam jau įvairią muziką, nuo baroko iki šiuolaikinės. Tai čia faktiškai taip ir skambės šitoje programoje, nes mes ir atliksim ir baroko epochos kompozitorių, po to kilsim į viršų ir pabaigsim impresionistinę muziką. Kaip vyksta repeticijų procesas kartu su Ilja Aksionovu, nes Ilja, jeigu neklystu, gyvena Düsseldorfe? Mes turime su juo iki šito koncerto Dubingiuose dar 2 koncertus, tai suplanuota Liepos pabaigoje repeticijos ir jokių problemų, susitarėm, kada repetuosim. Tai turėsit labai minimalų repeticijų skaičių. Aš manau, kad turėsim kokias 3 repeticijas iki pirmo koncerto, bet su tokio lygio atlikėjų ar su ansamblium tai tikrai pakankama. Kaip gimė jūsų ansamblio ir Ilja bendradarbiavimas? Kaip pradėjote bendradarbiauti? Ar tai jūsų pirma partnerystė, ar jau nebe pirma? Tai kaip ir pirmam jūsų klausimą turbūt irgi sakiau, tai iš tikrųjų yra pirmoji mūsų draugystė ir čia ši draugystė mūsų prasidėjo būtent nuo Eimanto pasiūlymo, nes aš tikrai puikiai žinau šį atlikėją, bet dar pakol kas mūsų keliai nebuvo susidūrę, tai didžiulis malonumas, kad turėsim tokią galimybę su puikiu atlikėju ir kaip minėjau, kad mes turėsime Visagine pirmą koncertą, turėsim Kuršių nerijos festivalį atidarymo koncertą ir keliausim į Dubingius. Bus iškart pirmas, bet iškart trigubas susitikimas. Muzika Humana neretai pasirodo su dainininkais. Koks yra specifiškumas ir koks jausmas jums koncertuoti kartu su atlikėjais dainininkais? Manau, kad visų pirma, vokalas apskritai labai puošia visą laiką koncertinės programas ir turbūt ar simfoninė muzika, ar kamerinė. Dažnai mes scenoje girdime programą įtraukti ir vokalistą. Aš manau, kad vokalas apskritai yra pats genialiausias muzikos instrumentas ir pats natūraliausias. Tai ir pats gal netgi, sakyčiau, geriausiai suprantamas klausytojai. O ansamblis Muzika Humana be abejo kviečia vokalistus ir kitus instrumentalistus, bet kadangi mes patys turtingi esame instrumentais, tai visą laiką norim mūsų programas paįvairinti ir būtent gal dažniau kviečiame ne dar papildomą instrumentalistą, o kaip jūsų klausime vokalistą. Tai tikrai labai dažnai mes koncertuose turim vokalą. Kaip minėjote, bus Finsi, Henry Purcellas, Antonio Vivaldi, jeigu neklystu, kuo dar išskirtinė ši programa, kad tai bus barokas, kas yra įprasta Muzikai Humanai. Nežinau, kiek yra įprasta dainuoti baroką Ilja, tiesą sakant. Kuo dar išskirtinė ši programa? Nėra gal toj programai, tai kaip sako, čia kažkas yra premjera ar kažkas naujo to, ko klausytojas gal negirdėjo niekada. Bet aš manau, kad kiekvienas koncertas yra išskirtinis tuom, kad mes sukūrėme
kitą prieėjimą prie muzikos, nes kiekvienas atlikėjas kitaip supranta vieną ar kitą opusą. O tai, kad mes pirmą kartą būtent su šiuo atlikėju turėsime programą, tai yra turbūt pagrindinis išskirtinumas. O kaip jūs sakot, muzika nuo baroko iki Finsi, tai irgi labai kontrastuojant muziką savo braižu ir norėsim iš tikrųjų tai nutiesti tą tokio laikmečio tiltą, kaip iš tikrųjų pats atlikėjas ar ansamblis geba pateikti klausytojui, iš tikrųjų didelio skirtumo spalvų spektro interpretavimo prasme muzikinę kalbą, nes tai ką kompozitoriai kūrė baroko epochoje ar kokia muzikinė kalba yra Finsi opuse. Tai iš tikrųjų didžiulis laiko tarpsnis, didžiulis skirtumas ir tai yra, man atrodo, labai gerai kontrastuojantis dalykas, nes dažnai mes programoje turime tokį Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, ir užsienį, kai koncertuojam, mes atliekame baroką ir lietuvių kompozitorių muziką. Atrodo, gal kartais labai nesugretinami dalykai, bet iš tikrųjų kažkada dar profesoriaus Algirdo Vizgirdo ši iniciatyva buvo sugalvota šitą idėją. Ir labai gerai pamenu, kai mes pradėjom būtent šitą ciklą ir turėjom labai daug koncertų ir dabar, sakau, netgi tęsime tai žmonės labai pabrėžė, kad labai įdomu iš tikrųjų klausyti tos kontrastus. Tai aš manau, kad kažkas panašus ir čia yra šitoje programoje. Ilja Aksionovas dar dalyvaudamas televizijos projektuose prieš nemažai metų, jei neklystu, tai buvo 2 minutės šlovės, buvo pakrikštytas kaip angeliško balso savininkas. Ar tai yra priežastis, kodėl koncertas vadinasi Angelo alsavimas? Tikrai manau, kad ne, jeigu taip, ką jūs klausėt, nes aš net nežinojau, kad tai buvo. Tiesiog manęs irgi paprašė koncerto pavadinimo. Ir aš pasiklausiau Ilja įrašų ir man tas pavadinimas kažkaip atėjo natūraliai. Natūraliai ir jums atėjo šitą asociaciją. Bet aš tikrai pirmą kartą išgirdau tai, ką jūs klausėt. Ansambliui jau yra daugiau nei 50 metų, jei neklystu 50-metį šventėte praeitais metais, ar ne? Muzikos Humanos 50-metį. Esate tikrai sugroję nemažai koncertų. Kuo jums svarbus pasirodymas Dubingių muzikos festivalyje? Profesionaliam muzikantui negali būti nei vieno koncerto nesvarbaus. Tai čia nuo to reikėtų pradėti, nes kiekvienas koncertas, kiekviena diena tai nauja istorija. Aš galvoju, kad ypač mums, lietuviams, yra labai svarbu plėsti tą kultūrą ne tik didžiosiuose miestuose ir atlikti ir mažesnėse koncertų salėse. Ir tai, kaip iš tikrųjų Lietuvoje, kaip vyksta festivaliai įvairiuose miestuose, miesteliuose, tai mane asmeniškai labai žavi, nes tai yra organizuojama iš visos širdies ir tuose festivaliuose kartais tvyro tokia aura ir tokia emocija, kur nuvažiavus net ir už Lietuvos kitą kartą nebūtinai tai pajausi. Tai iš tikrųjų labai reikšminga veikla, kuri mane asmeniškai labai džiugina ir jaudina ir be abejo dalyvavimas šiame festivalyje Dubingių tikrai, kaip sakau, pirmą kartą, bet žinau šitą festivalį jau iš interneto, irgi aktyviai seku, matau, ką daro kolegos, tai tikrai labai džiaugiamės visas ansamblis šio pakvietimo ir tą bendrystę. Dubingiai yra istorinė vieta Lietuvos valstybei, taip pat festivalis prisideda ir prie Dubingių pilies atstatymo, tai šiuo atveju ir jūs. Kaip dėl to jaučiatės, ar jums pačiam svarbu koncertuoti kažkokioje istorinėje Lietuvai svarbioje vietoje? Aš apskritai labai myliu Lietuvą. Ir kaip jūs sakot, jeigu konkrečiai kalbant apie Dubingius, ir taip mačiau irgi visas idėjas ir tikrai nuoširdžiai prisidedu prie tokių iniciatyvų, kaip turbūt kiekvienam žmogui, čia nebūtinai menininkui, kuris
brangina savo šalį, savo šaknis, tai turi rūpėti kiekvienas Lietuvos žemės lopinėlis. Ir jeigu mes kartu bendraudami, vieni kitiems padėdami, galime kažką atstatyti, sukurti, tai aš tik tai sakau visiems tik pirmin ir tikrai labai palaikau ir labai sveikinu. Ir kad tų iniciatyvų tik daugėja. Tai yra iš tikrųjų, o Lietuva, daug bendraujam turbūt visi su kolegom iš užsienio, atvažiuoja tikrai visi džiaugiasi, giria, tikrai pažiūrėkim, kiek yra jau atstatytų mūsų istorinių pastatų, ne tik didžiosiuose miestuose. Tai čia pagarba didžiausia. Kokie ansamblių muzika Humana tolimesni planai, ar esate kažką dar kalbėjote apie koncertus Visagine ir kitur kartu su Ilja, ar ruošiate ir kitus projektus, ateities projektus su Ilja, ar be Ilja šiuo atveju tik muzikos Humanos kažkokie projektai? Projektai turbūt kuriami kasdien. Aš šiandien su jumis kalbėdamas galiu pasakyti, aš šią naktį įsiunčiau 6 skirtingus projektus, nes manęs prašė Filharmonijos direktorė, nes projektai yra planuojami labai į priekį, kaip ir visi mes organizuojam, žiūrim metus ir 2 net į priekį, o gal ir dar daugiau kitą kartą, ypač jeigu gastrolės kažkur yra į užsienį. Tai projektų labai daug. Jeigu juos visus vardint, tai iš tikrųjų gal nesinori net įsiplėsti, bet yra įvairiausių, nes mes labai daug, pats ansamblis turi savo 2 festivalius ir šiuo metu vyksta. Kuršių nerija, man atrodo, vienas, ar tai yra Filharmonijos labiau? Taip, tai yra Filharmonijos, Kuršių nerija jau yra 27-asis šiais metais bus ir čia yra pagrindinis organizatorius šio festivalio, kaip atlikėjas yra Muzika Humana. Ir šio festivalio, kaip ir prieš tai minėjau, įkūrėjas irgi profesorius Algirdas Virzgirda, ir kadangi aš perėmiau ansamblį, dabar viso festivalio meno vadovo ir visas programas kuriu. O šiuo metu, konkrečiai šiandien mes turime irgi dalyvaujame, jau 4-asis yra festivalis sakralinės muzikos su palaimintuoju Teofiliumi. Tai irgi iš tikrųjų gimęs festivalis iš didžiulės draugystės su Varėnos krašto klebonu, kunigu, kaip aš vadinu, šventu žmogumi, nuostabiausia asmenybė, kuris labai myli muziką, Pranciškum Čiviliu. Ir šiais metais mes pirmąkart Muzika Humana turi 3 koncertinius atlikimus, pastatėm oratoriją palaimintojam Teofilijui, pavadinimas Laisvasis kalinys. Tai muziką sukūrė kaip tik Vaida Striukaitė Beinarienė. Yra orkestras Muzika Humana, solistas Paulius Prasauskas, bosas. Jisai įkūnija būtent kunigą Teofilijų ir Vilniaus choras, ir diriguoja maestro Artūras Dambrauskas. Kuršių nerijai 10 skirtingų programų, visas ateinantis sezonas, kaip sakau, dabar statom 26 pilnai metus. Tai labai daug, iš tikrųjų yra programų, daug idėjų ir pastaraisiais metais ir 2 operas pastatėm, nors, kaip sakau, tai nėra mūsų tikrai gal pagrindinės rogės, bet taip supuolė. Kuršių nerija buvo Lietuvos kultūros sostinė, irgi buvo paprašyta, kad kažką išskirtinio ir pavyko iš tikrųjų dar tuo sunkiu karantino metu. Tai iš vienos pusės turbūt ir pavyko, kad turėjom daugiau laiko tokiam idėjom ir buvo sukurta ir pastatyta ir nufilmuota, iš tikrųjų įspūdingo grožio 3 veiksmų opera Neringa. Ir taip toliau. Tikrai daug, 2 miuziklai yra pastatyti visai irgi. Čia per tos 5 paskutinius metus daug tokių didelių opusų, bet vis tiek mūsų pagrindinė tai yra žanras, ta kamerinė muzika, kur ir važiuosime į Dubinkis, mūsų visiškai vizitinė kortelė, o išskirtinėm progom darom ir tos tokius turbūt didelis, grandiozinius renginius, kur tikrai dalyvauja labai daug žmonių. Muzika Humana kviečia tikrai dažnai daug papildomų atlikėjų, ar chorą, ar solistus, ar
aktorius ir taip toliau. Esate vadinamas Lietuvos obojininkų tėvu, vadovaujate pučiamųjų ir mušamųjų katedrai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, esate kelių festivalių muzikos vadovas, vadovaujate kamerinių ansamblių muzika Humana. Ko palinkėti galėtumėt Eimantui, nes jis Dubingių muzikos festivalio meno vadovas, kokios tai pareigos ir kokia tai atsakomybė, kas svarbu meno vadovui festivalio? Aš tik galvoju, kad pagrindinis dalykas išlaikyti tai, ką Eimantas daro, tą identitetą ir tą vertybinį pamatą. Iš tikrųjų, tai aš žaviuosiu tokiais žmonėm, ne dėl to, kad Eimantas mane pakvietė į festivalį, sakyčiau, tą patį nedalyvaujant, nes tai yra pagarba. Tai jaunas žmogus, jis be abejo ne vienas tai daro su puikia savo komanda, bet tai vėlgi lyderio pagrindinės savybės iš tikrųjų nubrėžti tas vertybės, ant kurio pamato bus statoma ar atstatoma kažkas taip. Tai aš manau, kad pagarba Lietuvai, pagarba muzikai, pagarba profesionalumui ir ištikimybė tom vertybėm, kurias iš tikrųjų mes realiai profesionalai puoselėjame kasdieną. Tai, nes iš tikrųjų pasiūla rinka yra labai didelė ir klausytojas turbūt visą laiką renkasi vienokį ar kitokį žanrą, bet išgryninta idėja, išgrynintas profesionalumo tas raktas esmė į klausytojo širdį, nes kiekvienas eidamas, man atrodo, į Dubingių muzikos festivalį jau ypač tas, kuris atvyksta ne pirmą kartą, žino to festivalio kokybės ženklą. Tai svarbiausia išlikti tuom, kuo jie esą dabar ir be abejo visą laiką siekti augti kartu su publika, su tom idėjom, nes, kaip sakau, tobulumui ribų nėra. Tai yra irgi didžiausias profesionalumas, kada atlikėjas baigęs koncertą, sako, aš dar einu keletą natų pagroti, nes laukia rytoj naujas koncertas ir taip toliau. Tai tie žmonės, kurie domisi, tie žmonės, kurie tobulėja, tie žmonės, kurie visą laiką nori geriau, iš tikrųjų jie pasiekia fantastiškus dalykus. Tai linkiu, nes tai, ką daro šis festivalis, tai yra, sakau, pavyzdys ir kitiem. Ačiū labai.